Sveiki, esu lietuvių kalbos mokytojas ir pristatau Jums dar vieną vaizdo pamoką. Jei norėsite peržiūrėti ir kitas vaizdo pamokas, mokiniams aktualią informaciją bei patarimus, apsilankykite puslapyje www.lietuviųkalbosmokytojas.lt ir sekite įrašus socialiniuose tinkluose nuo Facebooko ir Instagramo iki Letterboxd. O jei norite dar daugiau sužinoti apie literatūrą, skaitykite bestsellerį Mokytojas, populiariausią 2023 metų lietuvių autoriaus grožinį kūrinį, skirtą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir visiems mokytis norintiems suaugusiesiems. Šios vaizdo pamokos tema – kultūriniai kontekstai 11-12 klasių mokiniams. Mintis įrašyti vaizdo pamoką kilo ruošiant 11-okus kalbėjimo egzaminui, bet netrukus pagalvojau, kad medžiaga ne ką mažiau svarbi ir 12-okams, ypač tiems, kurie egzamine rašys probleminio klausimo svarstymą, nes rašinyje, kaip ir kalbėjime, irgi reikia remtis kultūrinėmis žiniomis. Pradžioje priminsiu, kad valstybinį lietuvių kalbos egzaminą sudaro dvi minėtos dalis – kalbėjimas ir rašymas. Už kalbėjimą 11 klasėje skiriama 30, o už rašymą 12 klasės pabaigoje 70 taškų. Iš viso 100. Egzaminė 12-okai gali pasirinkti, ar rašyti interpretaciją, ar jau minėtą probleminio klausimo svarstymą. Tiek apie kalbėjimo dalį, tiek apie egzamino rašinį esu parengęs dvi išsames vaizdo pamokas, tad jeigu dar abejojate dėl kalbos ar rašinio struktūros, turinio, norite pamatyti gerai įvertintų darbų pavyzdžių, pradėti reikėtų nuo šių vaizdo pamokų, o tik tada mokytis apie kultūrinius kontekstus. Nesutrumpinta vaizdo pamoka apie kalbėjimo egzaminą trunka 30 minučių, apie probleminio klausimo svarstymą 1 valandą. Peržiūrėję sužinosite praktiškai viską, ką turite mokėti apie egzamino užduotis. Abu įrašus rasite lietuvių kalbos mokytojo Contribui puslapyje, o užsiregistravę atrakinsite visą jame patalpintą turinį. Taip pat ir vaizdo pamokos apie programinius autorius bei jų kūrybą. Galite naudotis jomis ne tik prieš egzaminą, bet ir ruošdami namų darbus, arba jeigu prireikia pasikartoti prieš atsiskaitimą. Pavyzdžiui, jeigu ruošitės rašyti rašinį mokykloje, jei norite įtvirtinti arba pagilinti turimas žinias. Galvodamas apie lietuvių kalbos egzaminą, pasistengiau išgryninti 3 grupės temų, kurios, kiek pastebėjau, gan dažnai pasitaiko kalbėjimo dalyje. Taip pat yra svarbios rašant rašinį. Tai žinoma nereiškia, kad norint išlaikyti egzaminą, juo labiau gerai išlaikyti, užtenka išmanyti tik šias temas. Jokiu būdu. Tačiau atkreipti dėmesį jas tikrai verta. Taigi 3 temų grupės – vartotojiškumas ir materializmas, tauta ir istorija, bei kalba, literatūra, kūryba. Šiomis temomis galima kalbėti be galo ilgai, todėl aišku, kad mano aptarimas labai platus ir norint deramai įsigilinti, reikia padirbėti savarankiškai. Mano tikslas – užvesti ant kelio, pristatyti kai kuriuos meno kūrinius, parodyti, kokie dar filmai, knygos, dailės darbai jums galėtų praversti kaip kultūriniai argumentai. Aptaręs nurodytas temas, pristatysiu ir susijusias kalbėjimo užduotis, kurios bus naudingos pasipraktikuoti norintiems 11-okams. 12-okai šias užduotis straipsnius taip pat galės pritaikyti savo rašiniuose. Šioje vaizdo pamokoje išgirsite tik apie vartotojiškumą ir materializmą. Kitose vaizdo pamokose apie 2 likusias temas. Pradėkime nuo to, kad vartotojiškumo suklesti 20-ojo amžiaus viduryje, o tai susijęs su pasikeitimais to meto visuomenėje. Atsiranda automobiliai, lėktuvai, kinas, radijas, susidaro kapitalistinė visuomeninė santvarka, išauga didžiuliai miestai, atsiranda ir masinė kultūra. Tuo pačiu metu auga susvetimėjimas, materializmas, vis mažiau vietos lieka dvasingumui. Modernus žmogus nebespėja paskui padidėjusi gyvenimo tempą ir visas naujoves, todėl jaučiasi neramus, sudirgęs, izoliuotas, tarsi be vietos. Kalbant apie to meto visuomenę, galima pažvelgti į Kirchnerio paveikslą Nollendorfo aikštė. Matome keliais atspalviais kuriamą monotoniško miesto vaizdą. Žmonių daug, tačiau jie visi tik juodos, labiau šešėlius primenančios figūros, chaotiškai pasklidusios šaligatviuose ir gatvėje. Nematome išsiskiriančių individų, visuomenė vaizduojama tarsi pilka besielė minia. Paveiksle parodomas žmogaus ir technologijų susidūrimas. Chaoso įspūdį didina padrikai judantys tramvajai, vienas iš jų trukdo kairės pusės apačioje pavaizduotam praeiviui judėti, jis tarsi užspeistas kampe. Galbūt taip išryškinamas ano meto konfliktas tarp techninių naujovių ir žmogaus, kuriam jos ne tik palengvino gyvenimą, bet ir kėlė papildomos įtampos. Šią mintį 1936 metų filme Modernūs laikai gerai perteikė Charlis Chaplinas. Jei nežiūrėsite viso filmo, bent jau pažiūrėkite pradžią, daugmaž pirmas 10 minučių, kurias rasite YouTube. Siūlau susistabdžius vaizdo pamoką tai padaryti dabar pat. Charlis Chaplinas filme įkūnija fabriko darbuotoją, kuris visą dieną praleidžia prie konvejerio juostos, atlikdamas labai nuobodų, mechanišką, tiesiog iš proto varantį darbą. Žymiajame kino klasika tapusiame epizode pagrindinį veikėją, kuris nebespėja paskui išaugusi tempą, praryja konvejeris. Panašiai kaip modernių laikų žmogų praryja sumaterialėjusi visuomenė.
Jis tampa didesnio mechanizmo dalele, sraigteliu reikalingu tik tam, kad atliktų jam nustatytą funkciją. Tokioje visuomenėje išskirtinumas nėra vertinamas, veikiau tampa yda, o inercijai pasidavęs individas praranda savo autentiškumą. Panašiai beje kaip Gregoras Zamza Kafkos metamorfozėje. Filme Modernūs laikai yra ir kitas iškalbingas epizodas, kuriame fabriko darbuotojai pristatomas naujas išradimas – maitinimo mašina. Ji turėtų palengvinti darbininko gyvenimą, sutaupyti laiko, padidinti darbo našumą, tačiau sukelia dar daugiau sąmyšio pagrindinio veikėjo kasdienybėje. Štai nebevaldomas išradimas tieškia torto gabalą į veidą. Darbas fabrikuose, masinė produkcija, man gražiai siejasi su daugmaž 30 metų vėliau pasirodžiusiu meno kūriniu Endžio Varholo Kembelo sriubų skardinėmis. Kaip interpretuotumėte šį darbą? Kaip jame pasireiškia vartotojiškumo kritika? Atkreipkime dėmesį, kad kūrinys sudarytas iš 32 beveik identiškų paveikslų. Tai jau savaime akivaizdi nuoroda į masinę produkciją ir suvienodėjimą. Kas atsiduria kūrinio centre? Ne žmogus, ne religija, ne kokios nors didingos temos, o paprasčiausias sriubos, kurią, sakoma, pats Endis Varholas valgė daugybę metų skardinė. Tai parodoma, kad vartotojiškoje visuomenėje svarbiausia yra materialūs, dažnai net labai banalūs daiktai. Viskas sukasi aplink juos. Apie tai kalbama ir dar daugmaž 30 metų vėliau pasirodžiusiame filme Kovos klubas. Priešingai nei galbūt gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, tai nėra tiesiog filmas apie kabutėse snukių daužymą, beprasmes muštynes. Šis filmas taip pat kritikuoja vartotojišką visuomenę, 20 amžiaus pabaigoje dar labiau išplitusi materializmą. Akcentuojama, kad reklama sukūrė nerealistiškus lūkesčius, privertė dirbti nekenčiamus darbus vien dėl to, kad žmonės turėtų daugiau daiktų, kurių jiems iš tiesų nereikia. Sakoma, kad priešas kitaip nei anksčiau yra nematomas, vartotojiška kultūra pasiglemžia žmogų be ginklų, jai pasipriešinti reikia ypatingos dvasinės stiprybės, savistabos, noro maištauti prieš sistemą. Filme nusakomas vienas esminių vartotojiškumo principų – ne daiktai tarnauja žmogui, o žmogus daiktams. Būtent vartojimas šiuolaikinėje visuomenėje tampa sėkmės ženklu, padeda bent laikinai užkišti besiplečiančią egzistencinę tuštumą. Tokioje visuomenėje daugiau kalbama ne apie kokybę, o apie kiekybę. Sudaromas įspūdis, kad žmogus yra vertas tiek, kiek turi. Šis požiūris Kovos klube ir yra kritikuojamas, raginama aklai nesivaikyti daiktų, nesivadovauti principu dirbk, pirk, mirk. Jaunystėje šis filmas buvo vienas mano mėgstamiausių, yra puikiai įvertintas, rekomenduoju pasižiūrėti ir jums. Kaip ir traukinių žymėjimą. Vėlgi, iš pirmo žvilgsnio tai istorija apie socialinio paribio žmones, narkomanus. Tačiau filme, ypač knygoje, kritikuojama ir inertiškai gyvenanti visuomenė. Dešinėje garsiosios romano eilutės, kuriuose nuolat skamba žodis choose. Rinkis, rinkis, rinkis. Šių laikų visuomenėje tų pasirinkimų begalės, tačiau labai dažnai jie veda į labai nykią ir beprasmę egzistenciją, įbukinantį gyvenimą. Narkotikai ir kiti svaigalai be abejo nėra išeitis, tačiau kūrinys skatina maištauti ir ieškoti kitokio, turiningesnio santykio su pasauliu. Trečias man patikęs filmas Paplūdimy su dar jaunu Leonardo DiCaprio. Jame jaunuolis nusprendžia atsiriboti nuo sumaterialėjusios visuomenės ir jam svetimų vertybių, pradeda gyvenimą uždaroje, slaptoje bendruomenėje vienoje iš Tailande esančių salų. Ironiška tai, kad vartotojišką gyvenimo būdą kritikavęs filmas paskatino gerbėjus iš viso pasaulio vykti į Paplūdimyje nufilmuotą salą, o turistų srautai taip išaugo, kad keletą metų valdžiai teko juos riboti. Keliaukime prie žymiausio pasaulyje gatvės menininko Banksy. Ekrane vienas jo darbų. Matome, kad trūksta kryžiaus, o rankose Kristus laiko pirkinių krepšius. Interpretuoti nesudėtinga. Vartojimas tapo naująją religiją. Dar vienas Banksio darbas pabrėžia tą pačią problemą. Kūriniu tarsi teigiama, kad vartotojiškas gyvenimo būdas žmogų veda į pražūtį. Beje, jeigu norėtumėte daugiau sužinoti apie šį paslaptingą menininką, siūlau pasižiūrėti dokumentinį filmą Išėjimas pro suvenyrų krautuvę. Apskritai dokumentiniams filmams skiriama per mažai dėmesio, jauni žmonės dažnai įsivaizduoja, kad jie neįdomus, tačiau taip nėra. Yra tikrai įtraukiančių dokumentinių juostų ir šis filmas geras to įrodymas. Mano rekomenduojamų filmų sąraše puslapyje lietuvių-kalbos-mokytojas.lt rasite dar 24 dokumentinių juostų rekomendacijas ir daugiau nei 100 vaidybinių filmų pasiūlymų. Kitas kūrinys, kurį noriu trumpai aptarti, yra Barbaros Kruger darbas Perku vadinasi esu. Jame perkuriama filosofo René Descartes frazė mąstau vadinasi esu. Eliminuojant mąstymą, pabrėžiama, kad šiuolaikinė visuomenė stokoja kritiškumo, o pirmenybę teikia vartojimui. Dabar laiku trumpam sugrįžkime atgal. Tarp mano literatūrinių rekomendacijų mokiniams yra 2 knygos, kurias neretai mokyklose aptaria ir kiti mokytojai. Abu jie priskiriami antiutopijos žanrui, kuriuo perteikiama niūri ateities pasaulio vizija.
Pirmoji knyga, Hakslio Puikus naujas pasaulis, vaizduoja visuomenę, kurioje skatinamas vartojimas, nesibaigiančios pramogos ir malonumai, netgi sukurta tabletė panaikinanti bet kokias neigiamas emocijas. Iš pirmo žvilgsnio tobula visuomenė moka didžiulę kainą. Jos nariai nebesugeba užmegzti jokio gilesnio ryšio, yra nutolę nuo prasmės, kultūros, meno, nebekelia jokių klausimų. Antras kūrinys, Bradburio 451 laipsnis Fahrenheito, irgi kuria niūrią ateities viziją. Tai pasaulis, kuriame deginamos knygos, o žmonės bukinami greitai vartojamomis medijomis ir pramoginiu turiniu, transliuojamu kambario sienos dydžio ekranuose. Pagreitintų tempų gyvenantys žmonės nebemasto, nebeskaito, renkasi komfortą ir yra lengvai kontroliuojami. Taip kaip daugelis mūsų dienomis. Mąstant apie vartotojiškumą galima kelti begalę klausimų, svarstyti pavyzdžiui, kaip jis pasireiškia šiandien. Svarbu suprasti, kad vartotojiškumas tai ne tik daiktų pirkimas. Mes vartojame viską. Esame nuolat atakuojami paties įvairiausio turinio – telefonuose, televizoriuose, kompiuteriuose ir kitose išmaniuosiuose įrenginiuose. Prie mūsų individualių poreikių prisitaiko algoritmai, siūlo priklausomybę sukeliančius vaizdo įrašus socialiniuose tinkluose ir nesibaigiantį naršymą. Žmonės pažinčių programėlėse tampa produktais, kurie vertinami tik pagal išvaizdą, o dirbtinis intelektas sukramto už mus bet kokią informaciją ir pateikia norimą medžiagą nepalyginamai greičiau, nei tai dar neseniai darė Google, nė nespėjus gimti savarankiškai minčiai. Su vartotojiškumu susijęs ir karjerizmas. Kodėl daugeliui karjera tokia svarbi? Nes norima daug uždirbti. O kodėl reikia daug pinigų? Tam, kad būtų galima prabangiau gyventi, nusipirkti dar daugiau naujesnių ar madingesnių daiktų. Yra toks pasakymas. Turtingas ne tas, kuris turi daug pinigų, o tas, kurio poreikiai nedideli. Tačiau šiuolaikiniam žmogui vis negana. Daugiau uždirbdamas jis tuoj pat didina ir savo poreikius, o tada uždirbti reikia dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau. Šitaip žmogus pats įsisuka į savotišką žiurkių ratą, amžinas pinigų lenktynes, iš kurių nebegali pasitraukti. Globalizacija – dar vienas su vartotojiškumu susijęs aspektas. Mes ne tik vartojame, bet vartojame daugiau ar mažiau tas pačias prekes, lankomės tų pačių maisto tinklų restoranuose, dėvime tų pačių prekinių ženklų drabužius ir panašiai. Vilnius, Paryžius ar Londonas, visur rasime Zara, McDonald'ą, Apple parduotuvę. Pasaulis vienodėja, praranda autentiškumą. Tai patvirtina ir lietuvių poeto Aido Marčėno kūrinys Maksima, kurio analizę ir užbaigsime vartotojiškumo temos aptarimą. Sustabdykite pamoką ir skirkite keletą minučių, kad bent 3 kartus perskaitytumėte ekrane matomą eilėraštį. Pagalvotumėte, kaip jame atsispindi visa tai, apie ką jau kalbėjome. Jau iš pavadinimo, nurodančio į Lietuvoje populiaraus prekybos centrų tinklą, galima numanyti, kad bus rašoma apie vartojimą. Tuo įsitikiname dar skaitydami pirmąjį posmelį. Vyksta metų pradžios išpardavimas. Galime iškart pastebėti cikliškumą, metai iš metų vykstantį pasikartojimą. Tačiau jį lemia ne gamtos, kaip anksčiau buvo įprasta, prisiminkime pavyzdžiui Donelaičio metus, bet ekonomikos dėsniai. Jie kontroliuoja pirkėjas, raibas moteris, kurios puola prie nukainotų prekių tarsi vištos prie lesalo, nemąstydamos, pasiduodamos patiems žemiausiems instinktams. Šis palyginimas pabrėžia, kad vartotojiškiams dėsniams paklūstantis individas yra primityvus, panašesnis ne į žmogų, o į gyvulį. Skaitant mintyse atgyja internete dažnai matomi vaizdai iš Amerikos, kur per juodojo penktadienio akcijas pigesnių daiktų įsigyti siekiantys pirkėjai stumdosi, mušasi vieni su kitais, o kai kurie net sumindomi gyvi. Kūrinyje lyrinis subjektas tokius pirkėjus apibūdina kaip vienodus, godžius, bedvasius individus su lengvai išverčiamomis pažiūromis, tai yra be tvirtų vertybių, kaip žmonės, kuriais lengva manipuliuoti. Jeigu jie ir skaito, tai nebent euro eilėraščius, paviršutiniškus, šabloniškus kūrinius. Žodis euro eilėraščiai ne veltui primena žodį euro remontas. Tai procesas, kurio metu butai būdavo pigiai atnaujinami, tapdavo beskoniai, panašus vienas į kitą. Eilėraštyje labai ryški skirtis tarp jų, aptartų pirkėjų, ir mūsų, lyrinio subjekto bei galbūt jo antros pusės, į kurią kreipiasi, ragindamas nepasiduoti vartojimo karštiniai. Jeigu jie pasižymi primityvumu, yra panašus, veikiami instinktų, tai mes, priešingai, siekia unikalumo. Žvelkime į 4 posmelius dešinėje. Lyrinis subjektas sako, kad geriau second handas. Galime įsivaizduoti padėvėtų drabužių parduotuves, kuriuose šiais laikais ypač mėgsta pasiknaisioti ir meniškesnis jaunimas, ieškantis pigių, bet originalių rūbų. Akivaizdu, kad ir lyriniam subjektui svarbu autentiškumas. Tačiau jis kalba ne tik apie išvaizdą, bet ir kultūrą. Su euro eilėraščiais ir lengvai išverčiamomis pažiūromis čia kontrastuoja žinomų poetų, dailininkų, filosofų pavardės, ne tik garsių dizainerių vardai. Svarbu pastebėti, kad eilėraštyje tiek jie,
tiek ir mes, tai yra žmonės abiejose barikadų pusėse, yra vartotojai. Darome išvadą, kad pabėgti nuo vartotojiškos kultūros neįmanoma, kad visi priversti dalyvauti šiame vartojimo procese. Visgi galime pasirinkti, ką ir kaip vartoti. Ar nemąstydami rinktis tai, kas suniveliuoja, ar sąmoningai ieškoti to, kas padaro mus autentiškus. Dabar skirkite laiko ir geriau supratę kūrinį, ramiai perskaitykite jį dar kartą. Jeigu norėtumėte dar labiau pagilinti žinias, štai jums keletas filmų ir skaitinių, kur vartotojiškumas ir susijusios temos yra esminės. Filme Atgal į gamtą, pavyzdžiui, matome jauną žmogų, kuris atsiriboja nuo sumaterialėjusios visuomenės, jos primetamų socialinių normų, keliamų lūkesčių ir vienas pasitraukia į gamtą. Filme Trumano šou pats žmogus, jam to nė nežinant, yra paverčiamas savotiška preke, pagrindiniu visą parą transliuojamo realybės šou veikėjų. Įdomu pastebėti, kad šiandien daugelis žmonių siekdami dėmesio ar populiarumo savo privatų gyvenimą apnuogina patys, savanoriškai. Tuo tarpu filme Amerikos psichopatas parodoma, kad vartotojiška kultūra priverčia žmogų jaustis tuščią, ieškoti vis stipresnių dirgiklių, iškreiptų pasitenkinimo formų. Na ir galiausiai kalbėjimo užduotis 11-okams, bet perskaityti verta ir 12-okams. Regimanto Tamošaičio tekste Perkantis žmogus pabrėžiama jau aptarta slinktis iš kokybės į kiekybę. Kalbama apie literatūros pasaulio knygų komercializavimą. Kaip ir Marčėno eilėraštyje, kontrastuoja vartotojiškai kultūrai pasiduodantis ir jai atsparesni žmonės, vadinamoji genialioji mažuma. Tamošaitis tekstą pradeda Petkevičaitės bitės citata. Sako, kad ji neprarado aktualumo, mes galime pastebėti, kad paties Tamošaičio straipsnis rašytas 2005 metais ir yra ne ką mažiau aktualus mūsų dienomis. Galime konstatuoti, kad vartotojiška kultūra niekur nedingsta, netgi įsigali, įgauna vis radikalesnes, vis skvarbesnes formas. Norint joms pasipriešinti, reikia tinkamų moralinių vertybių, kritinio mąstymo, gebėjimo maištauti, reikia mokytis iš geriausių filmų, knygų, spektaklių, dailės ir kitų meno kūrinių. O tai ir yra tiek kalbėjime, tiek rašymo dalyje reikalingas kultūrinis kontekstas. Jeigu norėsite pakalbėti apie Tamošaičio tekstą, aktualu 11-okams, naudokitės šią kalbėjimo struktūrą, bet prieš tai pasižiūrėkite išsamią vaizdo pamoką apie kalbėjimo egzaminą. Primenu, kad ji, kaip ir vaizdo pamoka apie rašinį, yra lietuvių kalbos mokytojo Contribui puslapyje. Ten patalpinta ir krūva vaizdo pamokų apie programinius autorius bei jų kūrinius. Taip pat dar 2 vaizdo pamokos apie kultūrinius kontekstus. Juose aptariamos tautos, istorijos, kalbos, literatūros ir kūrybos temos. Na, o jei susidomėjote filmais ir knygomis, patiko mano rekomendacijos, daugiau jų rasite puslapyje lietuviųkalbosmokytojas.lt. Jame yra ir gerų filmų sąrašas, ir privalomas neprivalomų knygų sąrašas, ir naujausios mokyklinės programos. Kviečiu apsilankyti, patyrinėti, taip pat sekti socialiniuose tinkluose. Ir aišku, skaityti bestsellerį Mokytojas, kuris padės jums įtvirtinti mokykloje įgytas žinias, praplės kultūrinę akiratį, paskatins meilę knygoms, atskleis nematomą darbo mokykloje pusę. Šiuo metu knygą galite įsigyti su didžiulė nuolaida, tai reikia apsilankyti puslapyje knygos.lt ir pritaikyti ten nurodytą akcijos kodą. Ar nekeista, kad šitiek prikalbėjęs apie vartotojiškumą pats raginu pirkti? Tai dar vienas įrodymas, kad viskas aplink mus šiais laikais tampa preke. Ir kartu geras ženklas sustoti bei su jumis atsisveikinti. Iki kitos vaizdo pamokos.